Sveiki! Šiandien noriu pakalbėti tokia tema, kaip mūsų giminės sistemos įtaka mūsų gyvenime. Kartais ta įtaka pasiekia labai didelių mastų ir kartais mūsų giminės atstovai pernelik stipriai mus spaudžia ir bando įtikinti, kad jų tiesa yra ta vienintelė tiesa ir paprasčiausiai nepaleidžia mus, neduoda mums gyventi mūsų gyvenimą. O kadangi mes esame be galo lojalūs savo giminės sistemai, mes jų klausomės, norim, nenorim, mes girdim juos ir ta įtaka, jinai yra gan juntama. Jų balsas mūsų gyvenime mus pernelik kurtina, pernelik dusina. Ir jei tai yra jūsų atvejis, aš siūlau jums šiandien atlikti tokį konsteliacinį pratimą. Galite dabar tiesiog žiūrėti, kaip tai darau aš, ir galėsite tą patį pakartoti vėliau patys. Tai gali būti pratimas su kėdėmis. Pavyzdžiui, jūs galite sustatyti savo giminės sistemą į kėdes, realias kėdes. Jūs galite padaryti tai panašių būdų, kaip aš tai darau. Bet kuriuo atveju, tai pagal šitą modelį jūs galite pritaikyti tai, kaip patogiau yra jums. Taigi, paimkite tokią figūrėlę, kuri simbolizuotų jūs, ir pastatykite jį į jūsų šeimos sistemos lauką. Tai yra jūsų šeimos sistemos erdvė. Priešais jūs sustatykite mamą ir tėtį. Toliau už jų nugarų galite sustatyti visus giminės atstovus, kuriuos jūs prisimenate ir kurie daro tą reikšmingą įtaką jūsų gyvenime, kurių balsą jūs girdite. Tai gali būti gyvi žmonės, negyvi žmonės. Figūrėlės simbolizuotų tiesiog to žmogaus figūrą jūsų gyvenime. Gali būti teta, tai gali būti senelis, tai gali būti močiutė, tai gali būti tėčio sesuo, tai gali būti jūsų promočiutė, tai gali būti dar kažkokia giminė, kuri įtakoja jūsų gyvenimą. Nebūtinai vardinti visų, tačiau būtina sukurti tą tokį lauką, giminės sistemos lauką, ir jūs stovite veidu tiesiai į tą visą didelę masę žmonių, kuri jums kažką transliuoja. Jeigu jūs jaučiate, kad tai pernelik stipriai jūs spaudžia, kad jūs net kvėpuot negalite, tada galite pastatyti šiokį tokį barjerą tarp savęs ir savo giminės sistemos. Gerai jausti tą tokį masės efektą, tai yra gerai, tada tas pratimas bus dar toks efektyvesnis, tačiau jums svarbu kvėpuoti. Jums svarbu jausti tą tokį vidinį tokį susitelkimą, o ne paniką. Taigi, kam reikia, galite sukurti šiokį tokį barjerą tarp savęs ir savo giminės sistemos. Kas norite, šiek tiek save atsitraukite vos. Ir dabar pagalvokite apie tuos dalykus, kuriuos transliuoja jūsų giminė ir kurie
jūs pernelik stipriai dusina. Tai gali būti kažkokie tokie dalykai, kurie, tarkim, kuriais jūs prieštaraujate savo giminės sistemai. Pavyzdžiui, visi jūsų šeimos sistemoje turėjo daug vaikų. O jūs, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris neturi išvis vaikų arba turi vieną vaiką, arba ištekėjote už užsieniečių, išvažiavote gyventi kažkokią kitą šalį, tai močiutė šokas ir jinai, oi, ten, žodžiu, blogai. Arba, pavyzdžiui, niekas jūsų giminės sistemoje niekada nedirbo tokį, neturėjo verslo, neturėjo tokio freelancerio darbo, niekada niekas nedirbo, o jūs dirbate. Tai neturite kažkokių fiksuotų pajamų ir tai iš karto vėlgi kažkam iš jūsų giminės sistemos atstovui kažkuriam tai gali kelti kažkokį nerimą, jis jums tai transliuos ir jūs tai pasąmoningai vis tiek ar sąmoningai priima. Žodžiu, bet kokį tokį dalyką, kuris prieštarauja jūsų giminės sistemai, galite pasirinkti vieną tokį dalyką, galite pasirinkti porą tokių dalykų ir su tais vienu ar dviem aspektais siūlau šiandien ir padirbėti. Prisiminkite dabar tuos dalykus, kuriais norėtumėt padirbėti, ir kada jau užfiksuosite galvoje tą dalyką, pažiūrėkite tiesiai į savo giminės sistemą ir siūlau tarti jiems tokias frazes. Brangus visi. Brangus, tarkim, jeigu tai yra mamos arba tėčio transliuojama mintis, tam brangus mama ir tėtė. Brangus visi. Aš esu jūsų gera dukra. Net jei nedirbu tą tradicinį samdomą darbą. Čia galite įrašyti savo eilutę. Aš esu jūsų. Net jei aš būsiu pirma, kas turi savo verslą. Arba brangus močiutė ir senelė. Aš jūsų gera anūkė. Net jei ištekėjau už užsieniečio ir išvažiavau gyventi į kitą šalį. Sakykite frazes su savo tą vidinę energiją. Įdėkite į tai savo energiją. Kitaip tos frazės nebeveiks. Frazės būtinai turi būti lydimos jūsų energija. Svarbiausia pasakyti, kad brangus visi, brangus, pavyzdžiui, ten tėčio brolį. Aš esu jūsų gera mergaitė, net jei gera giminaitė, net jei aš būsiu pirma, kuri neturės vaikų. Aš suprantu, kad jūsų šeima yra gausi, aš suprantu, tai yra jūsų istorija, bet aš būsiu ta pirma, kuri nebeturės tokios istorijos. Ir aš jūsų, net jeigu nėra taip, kaip jūs įsivaizduojate. Pasakykite dabar visas tas frazes ir tegul tai užtrunka tiek laiko, kiek reikia. Ir kada jūs tai pasakysit, kada jau išsakysit savo tas pagrindinės mintis, siūlau padaryti tokį veiksmą. Apsisukat ir pasakykit taip.
Dabar aš tas žmogus, kuris rašo mūsų giminės istoriją. Dabar aš vedu mūsų šeimą į ateitį. Jūs buvote prieš mane, jūs seni, o aš jauna arba jaunas. Jūs buvote prieš mane, anksčiau už mane. O dabar aš kuriu mūsų šeimos istoriją. Pajauskite tą jausmą, kai sakote šitas frazes. Galite lygiai taip pat dirbti su bet kokiamis šeimos nuostatomis, kurios prieštarauja jūsų įsivaizdavimu ir jūsų gyvenimu. Pradžiai siūlau neimti labai daug, leiskite, pavyzdžiui, šitoms frazėms padirbėti savaitę ar dvi ir tada bandyti su dar viena ar dviem nuostatom. Tai būtų tiek ir lauksiu jūsų komentarų, jeigu jūs turėsite, lauksiu jūsų klausimų ir iki sekančių kartų.